diena. Toliau tęsime projektą šalikėlis. Šiandien pakalbėsime apie apdailą šalikėlio, spalvą ir ornamentą. Mūsų pamokos tikslas yra suprantamai, kūrybingai ir informatyviai perteikti informaciją projektinėme darbe šalikėlis. Užduotis. Reikės sudaryti minčių žemėlapį, tema pasirinkto šalikėlio apdaila. Jame pieštuku pažymėti raudoną spalvą tuos apdailos būdus, kurių dar nemokate, mėlyna tuos, kuriuos norėtumėte išmokti, ir žalia tuos apdailos būdus, kuriuos mokate. Sukurti keletą spalvinių šalikėlio eskizų. Apsvarstyti ir nutarti, kokios spalvos bus jūsų gaminys, kokie ornamentai bus jame panaudoti, kokia technika bus kuriami ornamentai. Tekstilės gaminio formą suvokiame kaip medžiagos, spalvos, faktūros, konstrukcijos ir technologijos darnią visumą. Apdaila tekstilės gaminius daro patrauklesnius. Dažnai apdailos detalės būna pagamintos iš pagrindinio ar kito audinio. Tekstilės audinių apdailos būdai yra šie. Marginimas, gali būti vienspalvis arba daugiaspalvis, ėsdinimas, blukinimas, taip pat gali būti naudojamos rezervinės medžiagos, pavyzdžiui, pasta ir taip toliau. Taigi, jau kaip sakiau, dažymas gali būti daugiaspalvis ir vienspalvis. Taip pat gaminio ar jų detalių apdaila galima spalvomis, galima ir ornamentais. Pirmiausia, reikia parinkti ir derinti spalvas, toliau parinkti ornamentus ir jų atlikimo techniką ir toliau pagalvoti apie viso gaminio konstrukcinę apdailą ir taip pat apie atskirų detalių apdailą. Apdaila gali būti atliekama įvairiais būdais. Tai dekoratyvinėmis siūlėmis, peltakiais, raukinukais, pūpsniais, klosnėmis, antsiuvais, apvadais, karoliukais, žvyneliais, siuvinėjimu, karpymu, vėlimu ir taip toliau. Kaip parinkti ornamentus ir spalvas? Mes žinome, kad tekstilės gaminio forma suvokiama kaip audinio spalvos, faktūros, konstrukcijos ir technologijos darni visuma. Spalva apibūdinama tonu, šviesiu, sodrumu. Labai svarbu tinkamai parinkti antrinių ir tarpinių, baltos, juodos, visų pilkų atspalvių derinius. Mes žinome, kad ornamentai irgi gali būti įvairūs, gali būti geometriniai, augaliniai, gyvūnų, žmonių figūrų, visatos kūnų, mišrieji. Jie gali būti juostiniai, centriški, ištisiniai, tinkliniai, simetriški ir asimetriški. Kokį ornamentą jūs pritaikysite savo gaminėlį, priklausys tik nuo jūsų fantazijos ir vaizduotės. Sėkmės darbe.